Pabėgėlių priėmimo centre įvyko susitikimas su verslo bendruomenė, kurio metu aptarta užsieniečių įdarbinimo galimybė. Mūsų šalyje yra apsistoję kitų valstybių piliečiai, kurie nebuvo saugus savo gimtinėse, todėl turėjo palikti namus. Nemaža jų dalis apsigyveno pabėgėlių priėmimo centre Rukloje, kur užsieniečiams teikiama visokeriopa pagalba, įskaitant integraciją į darbo rinką. Gavusiai prieglobstį svetimoje šalyje užsieniečiai dažniausiai įsidarbina ten, kur reikalinga gerokai žemesnė nei jų turima kvalifikacija. O naujų darbuotojų ieškantiems darbdaviams trūksta žinių, kaip pasiekti pabėgėlius ir kaip su jais dirbti. Siekiant panaikinti esančią spragą tarp pabėgėlių ir verslo atstovų, rugsėjo 14-ąją pabėgėlių priėmimo centre Rukloje surengtas susitikimas su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo verslo bendruomenė, įmonių atstovais iš Jonavos ir Kauno, Lietuvos Indonezijos verslo rūmų ir užimtumo tarnybos. Kaip teigia Jonavos filialo direktorė Dalia Sinkevičienė, tai yra pirmasis tokio pobūdžio susitikimas ir manoma, kad naujai besimezganti bendrystė bus abipusiai naudinga. Šiandien susirinkome į pirmą renginį, kurio metu susipažinsime su centro veikla, ieškosime bendrų interesų, diskutuosim, kalbėsime apie pabėgėlių integraciją rajono darbo rinkoje. Kiek verslininkų pakvietėte į šitą susirinkimą? Na, šiame renginyje turėtų dalyvauti apie 25 verslininkus. Na ir mes labai džiaugiamės Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo bei pabėgėlių priėmimo centro užsimezgusią bendrystę, kuri tikiuosi peraugs į prasmingą ir abipusiai naudingą bendradarbiavimą. Esame didžiausia regiono verslo bendruomenė, turim daugiau kaip 860 narių, vykdome didelę plėtrą į regionus, tad surasti socialinį partnerį savo rajone mums yra be galo svarbu. Todėl labai džiaugiamės Beatričės kvietimu. Na ir tikiuosi, kad šiandien renginys bus tiesiog įžanga į tolesnį mūsų bendradarbiavimą. Verslininkams trūkstant darbo jėgos, o užsieniečiams ieškant įdarbinimo galimybių, užsimezgusią naują bendrystę džiaugiasi pabėgėlių priėmimo centro direktorė Beatričė Bernotienė. Labai iš tiesų džiaugiuosi ir tikrai dėkoju Daliai, kad galėjom susitikti ir turėti tokį renginį. Nesitikėjau iš tiesų tokio didelio susidomėjimo. Ką tai reiškia man, tai vadinasi, verslininkai yra suinteresuoti, bet dėl bendradarbiavimo ir matyti trūksta darbo jėgos. Turbūt ir patys užsieniečiai gyvenantis pas jūs atras tokią nišą, kad įsilieti į rūmų atstovų filialo narių darbo jėgą? Tikimės labai to bendradarbiavimo ir toliau skatinsime, plėsime ir informuosime gyventojus, kad galėtumėm turėti bendrystę ir kad žmonės galėtų įsilieti į darbo rinką ir visuomenę. Atvykusiems verslo bendruomenės atstovams surengta pažintinė ekskursija po pabėgėlių priėmimo centrą, aprodytos užsieniečių gyvenimo sąlygos, supažindinta su jiems teikiamomis būtinosiomis socialinės, sveikatos priežiūros, teisinėmis paslaugomis. Dalis Jonavos verslininkų su centro veikla jau buvo susipažinę iš anksčiau. Dalis jų su galima užsieniečių integracija ir įsiliejimu į darbo rinką susiduria pirmą kartą. Tikrai praktikos neturėjome, bet visą laiką įdomu, kadangi darbuotojų trūkumas turbūt kankina visą Lietuvą, ypatingai pramonę. Tai tiesiog pasižiūrėti, ką galima būtų pasiūlyti, ką gali pasiūlyti centras ir kaip gyvena žmonės. Tiesiog. Na, šiek tiek jau susipažinot, šiek tiek trumpai ekskursijoje pamatėt, kaip gyvena, galbūt ir įsidarbinimo galimybės jau vilioto, ne? Kokie reikalavimai būtų keliami jūsų įmonėje įdarbinamam užsieniečiui? Turbūt pagrindinės būtų specializacija, kadangi esam techninė įmonė, tai labai būtų svarbu technikos išmanimas, IT programų išmanimas, bet tokia gan aukštos kvalifikacijos būtų specialistai domintų. O štai Jonavoje veikiančios siuvyklos Laima ir Kazys atstovai itin džiaugiasi, kad bendradarbiauja su pabėgėlių priėmimo centru, bei ne kartą įmonė jau buvo sudariusi darbo sutartis su keliais užsieniečiais. Turėjome skyrius, 2 turėjome. Tikrai labai puikūs vyrukai buvo, labai nuostabiai dirbo, turi greitį, tikrai labai džiaugiuosi, bet vienas išėjo ir kitas išėjo atidirbę tos 2 metus, ką jiems darbo birža juos rėmė. Šiuo metu turėjau ukrainietę vieną, bet irgi ten nelaimė atsitiko, kontuziją vyras gavo ir jinai turėjo išvykti, kad vyrui sutvarkyti būtent
dėl ligos tenais problemos įvyko. Ir šiuo metu dirba Baltarusė. Tai Baltarusė žurnalistė. Ir labai džiaugiuosi, kaip jinai į siuvėjų rinką įėjo ir būtent uždirba tikrai nemažai. Žmogus stengiasi, dirba, džiaugiasi, aš tai džiaugiuosi jais tikrai. Turėdama gerasias patirtis, tai turbūt galėtumėte ir toliau įdarbinti užsieniečius, tiesa? Taip, galėtumėm įdarbinti. Pabėgėlių priėmimo centre matote tą nišą, kad surastumėte savo darbuotojų? Pabėgėlių centras mano telefoną turi. Jeigu kažkas tai atsiranda, jie skambina. Mes bendradarbiaujam tikrai labai puikūs žmonės, labai džiaugiuosi, kad jie mums pasiūlo puikius žmonės irgi, kurie mums gali dirbti. Susitikimas su verslo bendruomenė baigtas produktyvia diskusija apie pabėgėlių integraciją darbo rinkoje, bendradarbiavimo galimybių aptarimu, lūkesčių pristatymu. Šiuo metu pabėgėlių priėmimo centre Rukloje gyvena 44 darbingo amžiaus, turintys teisę dirbti užsieniečiai, atvykę iš tokių šalių kaip Ukraina, Rusija, Baltarusija, Iranas, Kamerūnas, Kongas, Pakistanas. Tai įvairios kvalifikacijos potencialūs darbuotojai verslui – suvirintojai, statybininkai, santechnikai, elektrikai, dažytojai, virėjai, barmenai, maisto technologai. 30% centre Rukloje gyvenančių užsieniečių jau sėkmingai dirba Rukloje bei Jonavoje. Rukloje užsieniečiai dirba žuvies perdirbimo įmonėje apdorotojais, fasuotojais, valytojais. Jonavoje dirba chemijos pramonės įmonėje šaltkalvių, darbininkų statybos įmonėje, apdailininkų medienos produktų gamybos įmonėje.